Buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės snaiperis Arvydas Macijauskas, antrasis iš garsių šalies krepšininkų, atsiėmė bendrų Vusterio universiteto ir Lietuvos sporto universiteto studijų krepšinio trenerio magistro diplomą. Trumpam į Lietuvą grįžęs krepšininkas apsilankė Lietuvos sporto universitete ir atsiėmė iš Anglijos specialiai atsiųstą mokslo baigimo diplomą. Malonu, kad ir pabaigiau ir sugebėjau tą įgyvendyti savo kažkokią svajonę. Vat ir barzdą nuskutau kaip tik po 7 metų pertraukas. Tai dabar šalta ir jaučiuosi nekaip. Bet tikrai labai laimingas esu, džiaugiuosi ir padėjau daug žmonių, padėjo Lietuvos sporto universitetas, dėstytojai, suteikė daug informacijos, kurios žaisdamas ar gyvendamas krepšinio pasaulyje nesusimaistai, kad yra tokia statistika, yra tokie duomenys ir viskas yra fiksuojama ir viskas yra stebima. Važiuosime į Floridą kaip visada žiemą ir žiūrėsime tenai, galbūt įdomumo dėliai pasidomėti, daug yra mokyklų, daug universitetų, tenai trupučiuką kitaip yra studentų krepšinis išvystytas negu Europoje ir Lietuvoje, tai kodėlgi ne, jeigu kažką sudominsi ir kažkiek galėsi prisidėti laisvų laikų nuo šeimos ir nuo vaikų, tai pažiūrėsim. Šiemet magistro studijas kartu su Macijausku baigė Robertas Jeftokas, Linas Kleiza ir Marijonas Petravičius. All my hood know what it is.